Trisime nuvažiavome čia, paklausė, kodėl jūs važiuojate į Bejam, Baikalovo mūro magistralę. Viską turite namuose. Mes su Vitja pasakėme, kad jam buvo 25 metai. Iš viso mums buvo 50 metų. Nieko nepadarėme. Visiškai teisingai. Išvykome į Bejam, Baikalo Amūro magistralę, norėjome likti vieni, išbandyti save. Nes vis dėlto ten buvome tėvų globojami. Na ir čia buvo įdomu, kaip pradėsime gyventi be pagalbos. Taip, tėvų pagalbos. Sakau, namuose jis vinies į sieną įkalti negalėjo. O čia, pažiūrėkite, šį namą pastatė nuo nulio. Nuo nulio iki stogo ir visi baldai, viską jis pats pastatė. Tai jau vyras, už jį jau galima, kaip sakoma, stengtis. Pirmieji raudoni pomidorai. Mes juos su druska paragauti. Tai mūsų pirmieji. Pirma. Čia auga kelias. Petražolės krapai amžinas įšalas. Turime lysves. Matote, juos pakėlėme aukščiau. Viskas auga gerai. Svarbiausia įdėti pastangų. Juk anksčiau čia šiltnamių nestatė. Vietiniai gyventojai. Dabar jie taip pat užsikrėtė ir taip pat turi šiltnamius ir štai ankstyvas daržovės renka. Taigi turime būtiniausių, šviežių ir gardžių žalumynų. Po gegužės nelaisvės mums davė didesnį daržą išplėtę. Dabar jei eisite per gyvenvietę prie kiekvieno namo yra po vieną papildomą sklypą mažą. Bet čia vis tiek toli vežti ir šviežių žalumynų neatveši tiesa. Iš esmės mes atvykome čia, nes jis turi statybinę specialybę, o aš neturėjau tokios specialybės, kad galėčiau čia dirbti. Na ir dirbome įvairius darbus. Iš pradžių dirbau dailidė ir kirvimus vadina šakų kirtėjai. Ir duobes kasėme taip pat mes. Tada pažiūrėjo, kad esu stambi mergina, nors ir neturiu išsilavinimo, paskyrė katilinės vedėją. Pas mane buvo virėjai, dažytojai, siuvėjos, bet ne virėjai. Čia pirmasis katilinės punktas. Turiu išsaugotą skundų ir pasiūlymų knygą. Ten atsiliepimai tokie, šiandien buvo ryžių košė, vadinama klijai. Arba ačiū merginos klijai, kurios panašios į miltų klijus. Na, iš pradžių nemokėjome gaminti, bet paskui išmokome ir jų pabaigoje neblogai gaminome taip pat. Na, Vitja čia teisingai pasakė, kad atvykome čia išbandyti savo stiprybės. Mes dažnai žiūrime laidas, suaugusiųjų televizijos laida eina, darbuotojoje daug spausdina. Dabar daug problemų dėl skyrybų. Mes visi galvojame, kodėl jaunimas susituokia. Jie neturi nieko nei kuolo, nei kiemo. Sėdi laukia, kol jūra atneš orą, gal mama pastatys kooperatyvą ar ką nors. Kodėl nevažiuoja? Daug statybų. Galima važiuoti ne į Juodžemį į Bejam, Baikalovo mūro magistralę. Taip įvairios komjaunimo statybos. Taip smagu pradėti patiems. Iš visų pusių čia daug geriau. Ir uždarbiai geri, ir specialūs vis dėlto. Manau, kad čia šiek tiek gavau ir dailidės, ir montuotojo patirties. Manau, kad gyvenime visa tai pravers. Apskritai įdomus darbas. Taip, dabar turiu tokių planų, kad baigiu čia, šiame kaime. Parduotuvės pas mus turėtų greitai baigtis. Ir tilto brigados viršininkas pažadėjo išsiųsti skyrių ant tiltų. Kelią nuplovė ir mes grįžome baržą prieš srovę. Ir upė nuslūgo apskritai, vanduo nuslūgo. Ir mūsų barža reiškia užplaukė ant seklumos. Mes ten gyvenome baržos 5 dienas. Visi produktai baigėsi, o mūsų vis dar niekaip negalėjo rasti.
mus pastebėjo sraigtasparnis ir atskrido, bet kaip mus paimti, nežinau. Ir ten ant angaro yra dalgis. Štai tokio tipo dalgis, matai? Nerija. Ir sraigtasparnis nusileidžia ant šios nerijos, o gruntas ten purus ir ratai jis smigs. Tada jis ore, nusileisti jis negalėjo ore. Laikosi šis sraigtasparnis. O mums taip pat reikia pasiekti Neriją. Ir štai tokie, persislenkščiai anksčiau buvo valtelė. Ir štai mes po vieną žmogų kaip Baidarėje, jie persikėlėme ten ir beveik ropodami pasiekėme tą sraigtasparnį, nes propeleris taip stipriai sukosi, ten smėlis visur skraidė, bet mes užropojome laipteliais, įlipome. Kaipgi ne viskas buvo. Tai visam gyvenimui, žinoma, įsiminė. Pas mus kokios gražios vietos čia yra viršutinė angara Baikalas įteka. Mes visi su Vitja svajojame leistis pasroviui. Štai ten tiesiai iki Baikalo pažiūrėti. Namas yra namas, bet šios vietos mums patinka, manau, jei išvyksime, galbūt kada nors labai ilgėsimės. Bent jau žinome, kad vaikinai, kurie išvyko, daugelis sugrįžo. Tie, kurie nesugrįžo, ilgisi. Klausausi laidų, rašau laiškus. Ilgisi. Sakoma, jei vieną kartą buvai Sibire, traukia atgal. Antrą kartą atvykęs, tu neišvyksi iš čia. Man atrodo, kai užaugs, jie būtinai bus geri žmonės. Geri jau vien dėl to, kad čia jie nėra taip išlepinti kaip miestuose. Jiems čia dėl to daug ko trūksta. Ir žaislų nėra tiek daug, ir ledų nėra, ir limonado nėra. Bet vis tiek čia yra daugiau dvasinio maisto, net ir vaikams. Pagalvokite, tai trečioji BM Baikalovo mūro magistralė karta. Trečioji karta mūsų palikuonys. Ir jiems tikriausiai teks čia statyti miestus, statyti hidroelektrinės, gamyklas. O kiek dar visko, juk Sibiras toks turtingas. Ja būtinai apgyvendins, dar šimtmečius apgyvendins. Žinote, man atrodo, kad jie didžiuosis. Didžiuosis tuo, kad gimė čia, Nabame. Ir kad tėvai statė šį BM ir dalyvavo didžiulėje statyboje. O kaip mes laukėme pirmojo traukinio. Jis atėjo per naujuosius metus, gruodžio 29. Mes turėjome dvigubą šventę. Ryte buvo stiprus šaltis arba dėl pakilios nuotaikos, bet kažkaip mes to šalčio nejautėme, todėl visi čia į stotį atėjo labai šventiškai apsirengę su moderniais batais, puspalčiais. Po valandos mes, žinoma, jau pajutome šaltį. Bet vis tiek nuotaika buvo tokia gyvybinga, tokia linksma. Čia jau pradėjo pardavinėti arbatą bufetuose, šampaną. Mes už pirmojo traukinio atvykimą išgėrėme. Dainas. Daug žmonių čia stotyje susirinko. Įsivaizduokite, visas kaimas. Visi buvo. Margavo nuo žmonių. Ir čia susirinko žmonės, kurie statė, kurie būtent buvo susiję su šios stoties, šio kelio statyba. Čia susirinko žmonės iš visų tautybių. Ir rusai, ir buretai, ir lietuviai, ir ukrainiečiai. Kažkaip skirtumų tarp tautų, tarp mūsų būrių, štai estų, lietuvių, leningradiečių nesijautė. Mes visi čia buvome vieningi, tokie galima sakyti, naujokai, tiesiog visi buvome naujokai. Ir tai buvo toks didelis šventė visiems. Kai atvažiavo traukinys, visi norėjo jį paliesti, šiek tiek pačiupinėti. O štai tą juostelę, kurią atidarymo metu kirpo, ją visą susmulkino į mažus gabalėlius. Mums visko nebeliko. Bet mes priėjome ir štai toks akmuo. Pasiėmėme tokį akmenį čia prie pabėgių ir parašėme jums naują Uajaną 1981 metų gruodžio 29 dieną. Dabar kelias tęsiasi tolyn, o BM Baikalovo mūro magistralė tolsta nuo mūsų. Kartu su keliu ir mūsų vyrai taip pat tolsta. Jiems dabar teks statyti tiltus toliau arčiau šiaurės Muisko tunelio. O mums žmonoms belieka jų laukti, tokia jau mūsų dalia.
dirbti čia, gyvenvietėje, auginti vaikus ir laukti mūsų vyrų. Štai po poro savaičių Vitja išeina ant tiltų. Aš su savo vaikinais lauksiu. Kuo ilgesnė išsiskyrimas, tuo saldesni susitikimai. Tai kažkokio žavesio tiesa?